Belgija yra viena iš valstybių, kuri pritarė finansinių sandorių mokesčiui. Dar kitaip jis vadinamas Robino Hudo mokesčiu, su mintimi, kad yra atimama iš turtingųjų ir atiduodama vargšams. Tačiau šiandien Robinui Hudui greičiausiai nusvirtų rankos Europoje, bandant įvesti teisingumą. Dalis valstybių iš paskutiniųjų stengiasi apsaugoti bankus nuo papildomų mokesčių. Naują rinkliavą pasiūliusi Europos komisija tikina, kad bankai dabar nesumoka savo dalies į valstybių biudžetus. Finansinėms banko operacijoms netaikomas pridėtinės vertės mokestis ir tai bankai kasmet sutaupo milijardus litų. Todėl Briuselis valstybėms pateikė svarstyti įstatymą, numatantį apmokestinti bankų vykdomas operacijas vertybiniais popieriais, tai yra akcijomis, obligacijomis ar kitais išvestiniais produktais. Kad mokestis būtų įvestas bent dalyje ES šalių, jį turėjo paremti mažiausiai 9 valstybės. Šią savaitę Liuksemburge vykusiame finansų ministrų susitikime paaiškėjo, kad tokių šalių yra jau 11. Apie savo pritarimą mokesčiui pranešė Ispanija, Italija, Slovakija ir Estija. Oficialų pritarimą Europos komisijai jau anksčiau buvo išsakusios šio mokesčio iniciatorės Vokietija ir Prancūzija. Prie jų prisijungė Austrija, Portugalija, Belgija, Slovėnija ir Graikija. Tačiau pasiūlymas susilaukė itin neigiamos reakcijos iš Didžiosios Britanijos. Naujos rinkliavos idėjai nepritarė ir švedai, kuriems priklauso didžioji dalis Lietuvoje veikiančių bankų turto. Oponentai sako, kad mokesčio bankai galės išvengti pakeisdami jų registracijos vietą. Todėl dauguma bankų savo antrinės įmonės iškels iš ES teritorijos. Anot kritikų, mokestis būtų veiksmingas tik tuomet, jei jį sutiktų įsivesti didžioji dauguma pasaulio valstybių. Komisija su Algirdu Šemeta priešakyje tikina, kad mokestis veiks efektyviai net ir 11 šalių teritorijose. Matai ekonomiškai itin stiprios valstybės. Tos pajamos nebus daug mažesnės, negu buvo prognozuota anksčiau. Dalyvaujančių šalių BVP sudaro daugiau kaip 2/3 viso ES BVP. Tai galime vertinti, kad pajamos, bendrosios pajamos jos gali sumažėti maždaug 1/3 lyginant su tuo, kas būtų, jeigu dalyvautų visos 27 valstybės. Iš Baltijos šalių tik Estija pareiškė norinti apmokestinti bankų vykdomus finansinius sandorius. Lietuvos vyriausybė mokesčių nesipriešina, tačiau bent kol kas jungtis prie iniciatyvos neketina. Finansų ministrė Ingrida Šimonytė pavasarį kalbėjo, kad vyriausybė nori palaukti ekonominio poveikio vertinimo rezultatų, kurie bus pateikti jau kitą mėnesį. Negaliu pasakyti, kad mes nematome problemų su dabartiniu komisijos pasiūlymu. Tiesioginis poveikis mūsų finansiniam sektoriui yra labai nedidelis, todėl kad mūsų finansinis sektorius yra labai tradicinis, o būtent tradicinė bankininkystė iš esmės yra atleista nuo to finansinių sandorių mokesčio, todėl poveikis mūsų konkrečiai finansiniam sektoriui yra labai menkas. Bet mes turėtume matyti tą klausimą šiek tiek plačiau, koks bus poveikis visai ES, ar, sakykime, tai erdvei, kur tas mokestis bus taikomas, koks bus poveikis skolinimosi kainai tiek namų ūkiams, tiek verslams, tiek ir valstybei, koks bus poveikis ekonomikos augimui, ir į šitus klausimus kol kas mes negalime atsakyti, todėl tikrai negalėčiau pasakyti, kad mes remiame komisijos pasiūlymą, bet galiu pasakyti, kad mes neprieštaraujame tolesnėm diskusijom. Sutinku, kad šiuo atveju tos pajamos nebūtų labai didelės, nes tiesiog finansų rinka Lietuvoje yra pakankamai maža. Tačiau netgi ir keliasdešimt milijonų, kurie būtų gauti iš šio mokesčio, jie prisidėtų prie viešųjų finansų konsolidavimo. Daugelis Briuselio politiką sekančių ekspertų teigia, kad finansinių sandorių mokestis yra ryškus žingsnis bandant suvienodinti mokesčius ES. Dabar šią sritį išimtinai kontroliuoja nacionalinės vyriausybės. Tačiau Europoje kilus valstybių skolų krizei, Briuselis ėmėsi įvairių iniciatyvų šalių integracijai didinti, o Europos komisijos pirmininkas pareiškė, kad žemyną išgelbėti galėtų Federacinė sąjunga. Valstybė, kuri veiktų panašiai kaip Jungtinės Amerikos valstijos. Iš Briuselio Eglė Mirkytė.